Sveiki visi, aš esu Birutė. Esu prekės ženklų strategė ir dizainerė ir labai didelė Canvas entuziastė. Apskritai dirbtinio intelekto panaudojimo savo prekės ženklo vystymo entuziastė. Ir labai džiaugiuosi, jog užsukote į mano YouTube kanalą. Todėl, jeigu smalsu pamatyti, kaip galima panaudoti Canva savo vizualų kūrime ar išnaudoti dirbtinį intelektą kaip ChatGPT, kviečiu prenumeruoti šį kanalą ir pasimatysim čia reguliariai. Taigi, savo socialiniuose tinkluose labai dažnai dalinuosi įvairiais video įrašais, kuriuose parodau, kaip susikurti vienokius ar kitokius vizualus. Tačiau Reelsų formatas socialiniuose tinkluose yra labai nepatogus tuo, kad jeigu norite jį vizualą persikurti savaip, nes tai vis tiek yra inspiracija šiek tiek, tą padaryti yra labai sudėtinga, kadangi video įrašą sustabdyti negalima. Todėl taip ir gimė idėja ir mano auditorija nubalsavo, kad reikalingas YouTube kanalas, kuriame parodysiu labai lengvai, paprastai ir šį video jūs visada galėsite susistabdyti, pasižiūrėti, kokius įrankius naudoju kurdama vizualus ir panašiai. Taigi, nieko nelaukiant, nepagreitintas video, keliaujam į vizualą ir pabandysim jį sudėlioti. Keliaujam į mūsų Canva langą, kaip matote, jis atrodo štai taip. Ir atsidarom atskirą langą. Aš jau turiu įsikėlusi nuotrauką, tačiau jūs visas nuotraukas arba galite savo įsikelti, tai yra per įkelti failus, arba galite keliauti į elementus ir surasti visas nuotraukas. Tai yra štai čia nuotraukų failas, galite rašyti raktažodį tiek lietuviškai, tiek angliškai, aš iš įpročio darau tai angliškai ir diving ir čia, pavyzdžiui, rasite visas nuotraukas. Arba galite eksperimentuoti su savo nuotraukomis. Tai pirmiausiai, ką padarau, tai susikeliu štai šiuos langelius, į kuriuos ir sutalpinsiu savo nuotrauką. Ok, keliaujam į jie gyvena elementai ir tuomet pasirenkam štai rėmeliai. Susiformuojam tokią, kokią mums reikia ir dedam vieną, spaudžiam kopiją ir įklijuoti. Štai turim antrą. Ir lygiai tuo pačiu principu darome ir trečią. Štai ir turime, galime jį pasididinti, kaip mums patogu, prasilginti, susidėlioti. Ir tuomet čia įdėsime ir raidės, kurios lygiai taip pačiai gyvena elementai ir taip pat rėmelių vietoje, tik raidės gyvena štai čia, kažkodėl pavadinta laiškai. Lietuviškų raidžių nėra, tai reikėtų pasižiūrėti šriftą, kuris atitiktų, kuriame nebūtų naudojama lietuviškos raidės. Taip, tuomet imame E. Ir jas pasidarome irgi lygiai tokio paties dydžio kaip mūsų. Jeigu kažką padartų, kaip matot, čia aš padariau klaidą ir susiaurinau per daug, sugrįžti visada galite štai su šiuo mygtuku. Ir čia dedame E. Ir mums reikia, didinam ir mažinam, tempdami už kampelio iki tokio dydžio, kokio mums reikia. Štai, turime ir A. Šiek tiek sumažinti. Okay. Ir tuomet įkelsime nuotrauką. Tai turime štai šitą nuotrauką ir aš ją įsikeliu štai čia. Aš paprastai mėgstu prieš įkeldama į kažkurį langelį pasidaryti dar vieną kopiją ir ją turėti atsargai ir kelnoti kopijas. Tai įdedam čia.
ištempiam iki panašaus dydžio, kokio mums reikės. Galbūt šiek tiek per didelis. Aš norėčiau, kad tilptų mergina į visus langelius. Pasidarom kopiją ir įkeliam į antrąjį, lygiai taip pačiai. Pasidarom, kad būtų panašaus dydžio. Daugiau mažiau atitiktų mūsų prieš tai dėtą nuotrauką. Kaip matote, atsiranda jau vienodumas. Čia dar galima galbūt ją šiek tiek. Tiesiog paimam už pačios nuotraukos ir ją tampom. Pasidarom šitą kopiją ir ją įsidedam čia. Tempdami už kampų, didinam ir mažinam. Lygiai taip pačiai bandau priderinti, kad būtų panašaus dydžio, kaip ir prieš tai buvusios, kad neatsirastų nereikalingų linijų. Bet čia dar vis tiek matau, kad reikia sulyginti šiek tiek štai. Ir lygiai tą patį darome su raidėmis. Tai yra keliam kiekvieną nuotrauką į raides ir pabandome sulyginti su prieš tai buvusiomis nuotraukomis, kad būtų panašaus dydžio. Taip, čia šiek tiek toksai pažaidimas, bet, taip jau reikia. Man atrodo, kad visai neblogai. Galime Štai. Ir tada likusią nuotrauką aš iškirpsiu. Tai yra mokamoje versijoje, galima tą daryti pačioje Canvoje. Nuima visą. Ir kaip matote, ją pagauna vis kitas langelis, todėl ką reikėtų padaryti, kad taip nenutiktų, tai keliauti į elementus ir pasiimti kokį nors kvadratėlį, jį uždėti, tai yra uždengti čia esančias nuotraukas ir nuimti visiškai jo spalvą. Ir tuomet galima, aš įsikelsiu šią nuotrauką į patį priekį, ir tuomet galim saugiai uždėti ir nei vienas kvadratėlis man šitos nuotraukos nepavogs. Taip, jinai bus virš visų jų. Ir aš tuomet padarau, kad būtų lygiai taip pačiai, ką su visomis dariau, kad būtų panašus dydis ir atrodytų, kad tai yra viena ir ta pati nuotrauka. Tai tiesiog šiek tiek pažaisti reikia su paskutinėje nuotrauka, kad atitaikyti viską gražiai. Jeigu sunkiai gaunasi, galima pasididinti ir bandyti štai taip. Štai beveik. Čia toksai, kur jeigu pataikiai vienur, tai žiūrėk, dubliuojasi kitur. Daugiau mažiau. Ir štai turime merginą virš visų langelių. Taip, pagrindui aš naudojau lankstytą popierių, tai galima taip pat pasirinkti štai čia, aš jį pasiversiu taip ir padarysiu pagrindu, tai yra paspaudžiam ant dešiniojo mygtuko ir pasirinkam nustatyti kaip foną. Ir norėčiau jį šiek tiek padaryti taip, jisai man nejudės niekur
ir jį galiu taip pat dar šiek tiek redaguoti, keisti jo spalvą, uždėti tam tikrą filtrą. Aš norėčiau, kad jis būtų šiek tiek geltonesnis, kaip smėlis galbūt. Galiu nuimti tą geltonumą. Ir štai visą šitą aš galiu dar šiek tiek padidinti. Tai yra paimu viską kartu ir tempiu už kampučio ir šiek tiek padidinu. Taip pat aš norėčiau nuimti šiek tiek skaidrumą, kad nekristų popierius taip stipriai į akį. Paliksiu štai taip. Ir tuomet yra tekstas, tai naudojau čia Railway, pasirenku tuomet tekstą, imu ir pasididinu. Ir čia buvo išbandyti. Ir rašau tuomet taip, aš norėčiau sulygiuoti tekstą, kad būtų iš krašto lygiavimas, panaikinti tarpą tarp eilučių ir norėčiau, kad būtų didžiosios raidės. Tai man nebūtina taipinti didžiųjų raidžių, aš galiu tiesiog pasirinkti štai čia didžiasias raidės ir man jas padarys. Ir galiu jį padaryti arba norėčiau šiek tiek storesnio, galbūt netgi black. Ir tuomet galiu uždėti spalvą. Norėčiau kažko iš pačios nuotraukos, kad labai stipriai nesiskirtų. Tai pasižymiu tekstą, keliauju į teksto spalvą ir pasirenku pipetę. Ir su pipetė ieškau man patinkančios ar tinkančios spalvos. Aš norėčiau kažko šviesiai melsvo, galbūt per daug ryšku, kažko netiek, štai galėtų būti ir kažkas tokio. Taip, viskas šitą labai aukštai, pasidedu štai čia. Taip, ir tuomet pridedu štai šiuos elementus. Įsirašom tekstą, kuris mums patinka ir galbūt metus. Aš jau čia atskirai nedarysiu, manau, kad yra pakankamai aišku ir paprasta. Štai ir turim paprastą posterį. Ta galite bandyti ir su savo nuotraukomis ir pasidalinti, kaip sekėsi.